Tai dar kartą sveiki. Malonu Jūs, aišku, pasveikinti šiame webinare, kuriame supažindinsime su mūsų pažangiais geodezijos ir aerokartografavimo sprendimais, naudojant DJI Matrix 400 droną kartu su DJI Zenmus L3 lidaru. Na ir RGB fotogrametrijos sistema. Tai šiandien pristatysime tris pagrindinės temas. Tai visų pirma irgi pristatysiu mūsų, tai Valdemar Borkovskį, tai aš būsiu, papasakosiu apie mūsų įmonę, apie Zenmus L3 sensorių, apie jo galimybės, techninės charakteristikas ir praktinį pritaikymą matavimo ir skenavimo projektuose. Taipogi Kostas Barauskas pristatys DJI Matrix 400 droną, jo konstrukciją, stabilumą, misijų planavimo galimybės, na ir kaip šis dronas sąveikauja irgi su kitais sensoriais. Ir taipogi būtent su L3 sensoriumi, kad būtų surinkti tikslus ir kokybiški duomenys. Taipogi pristatys Šarūnas ir parodys surinktų duomenų apdorojimo galimybės, bei atliks irgi palyginimus tarp įvairių sprendimų, aptars patį praktiškumą, efektyvumą realiuose projektuose. Tai būtent webinaro tikslas ir bus, kad parodyti, kaip Matrix 400 dronas kartu su DJI Zenmus L3 sistema gali optimizuoti matavimus, pagerinti duomenų tikslumą, supaprastinti darbo procesus tiek aerokartografavimo, tiek monitoringo srityse, na ir aišku palyginti irgi su kitais sensoriais ir dronais. Tai taip, šiek tiek trumpai apie mūsų įmonę, ką mes veikiame. Tai Geonovus įmonė teikia modernius matavimo ir skenavimo sprendimus profesionalams įvairiose srityse. Ir, kaip matote, irgi mūsų įmonė turi ofisus visose Baltijos šalyse. Tai ir Vilniuje, Rygoje, Taline. Todėl galime mes ir operatyviai aptarnauti klientus ir pasiūlyti sprendimus irgi įvairiems projektams ir mūsų komanda turi ilgametę patirtį geodezijos ir matavimo srityje, siekdami suteikti klientams pilną sprendimą irgi vienose rankose, tai yra nuo įrangos įsigijimo ar nuomos iki mokymų, prietaisų palaikymo, kalibravimo, garantinio bei po garantinio remonto. Tai mūsų tikslas yra užtikrinti, kad kiekvienas projektas būtų atliktas efektyviai, tiksliai ir patikimai. Taipogi matome čia su kokiam įmonėm taipogi bendradarbiaujame, tai yra ir su Trimble, Delairo, DJI Enterprise, Pix4D, o taipogi daug yra ir kitų įmonių. Apie mūsų dronus, tai čia matome 5 paveiksliukus su mūsų naudojamais dronais. Tai pirmas būtų fiksuotas sparno Delair UX11. Taipogi visi 4 likusiai tai būtų jau kvadrokopteriai. Tai pirmas čia būtų 350 dronas su L2. Antras tai 400 su L3, kur ir palyginsime šitos 2 dronus. Ir taipogi dar ir Mavic 3 Enterprise serijos dronas ir paskutinis tai Matrix 4E dronas. Tai visus tos dronus mes turime ir pas save ir galime irgi ir išnuomoti. Ir taipogi pardavinėjame. Apie matavimo sprendimus, tai mūsų įmonė teikia įvairius sprendimus, tai pritaikytos tiek žemės, tiek oro darbams. Pasiūloje mes turime pakankamai labai daug įrangos, tai ir GPNS imtuvai, tachometrai, niveliacinė ir fotogrametrinė įranga. Taip pat pažangios 3D skenavimo sistemos. Be to siūlome monitoringo, aerokartografavimo sprendimus, kurie leidžia labai tiksliai ir efektyviai rinkti duomenis dideliuose, pavyzdžiui, teritorijų plotuose, taipogi ir mažesnėse.
Tai kokie pagrindiniai tikslai šiandien tokie būtų, tai būtent pateiksime DJI-3 400 droną ir Zenmus L3 lidar sistemos apžvalgą. Palyginsime ją su populiariausiamis alternatyvomis rinkoje ir parodysime skirtingų vietovių, tai bus ir miškų, urbanizuotų teritorijų bei infrastruktūros objektų skenavimo rezultatus ir palyginimus. Aptarsime irgi ir point cloud tankį, detalų lygį ir praktišką efektyvumą, kitaip sakant. Kad būtų aišku, kad Matris 400 ir kartu su L3 lidaro sistema veikia skirtingose situacijose. Labą dieną. Norėtumėm ir jums vieną klausimą užduoti, kad susidaryti įspūdį, kas šiandien webinare dalyvauja, kokios jūsų žinios apie dronus, kaip jūs juos naudojate. Tai minutėlę aš to ekrane paleisiu vieną klausimą. Aha, kaip tik dabar matote ekrane šį klausimą ir matau, kad dauguma jį atsakėte. Tai aš tą klausimą ir uždarysiu ir pasidalinsiu su jumis rezultatais. Tai dabar ekrane turėtumėte matyti rezultatus, kad naudojate bepiločius orlaivius, tai pagrindė naudojate fotogrametriją, tai beveik pusė iš jūsų naudojate fotogrametriją dronus, lidarus naudoja mažuma ir kitiems uždaviniams dronai taip pat naudojami be fotogrametrijos ir lidaro. Tai matau, kad didžioji auditorijos dalis naudoja bepiločius orlaivius įvairiems uždaviniams, bet kaip ir minėjau, pagrindė fotogrametrijai. Tai kaip tik šiandien mes ir bendrausime ir kalbėsime apie fotogrametriją ir lidarą, tai manau bus tam tikros naujos informacijos visiems. Tai Valdemarai, tada tau perduodu žodį. Taip, toliau tada Kostas papasakos apie droną, apie Matris 400 droną, apie jo pritaikymą, taipogi apie 350 droną ir palyginimą. Tai Kostui perduodu žodį. Taip, tai sveiki visi. Perimu šitą vairą pakol kas. Tuoj parodysiu savo vaizdą. Taip, tai dabar apžvelgsime naują platformą, tai yra DJI-3 400 dronas. Tai čia yra pagrindinės, matote ekrane, pagrindiniai atnaujinimai, tai didesnis skrydžio našumas, ryšio perdavimo sistema buvo visiškai atnaujinta, valdymo pultas iš pagrindė išliko toks pat, pasikeitė tiesiog kelios jungtis ir pati spalva ir yra visiškai nauja baterijų sistema, su kuria susipažinsim. Taip, tai pradžiai aptarsim, kaip naujoji platforma pasikeitė nuo senosios 350 platformos. Tai šitoj lenteliai eisiu iš eilės į apačią, pradėsime nuo ilgesnės skrydžio trukmės. Tai senoji platforma turėjo 42 minučių veikimo laiką geromis oro sąlygomis. Naujoji platforma 400 jau gali atlaikyti 59 minutės geromis oro sąlygomis, taip pat lengviau pasipriešina vėjui ir šaltesniam orui. Tai procentaliai 50% dronas yra dabar patvaresnis ir ištvermingesnis negu senoji platforma. Taip pat skrydžio greitis atliekant misijas padidėjo 60%, tai yra 25 metrai per sekundę, tai kilometrais čia būtų maždaug apie 72 km per valandą. Aišku, ne visom misijom šitas greitis yra tinkamas ir pritaikomas, bet pačiom populiariausiam jisai yra didesnis ir našumas yra tikrai smarkiai padidėjęs. Tada vizualiai labai matosi šitie atnaujinimai, tai yra horizontalus besisukantis lidar. Sekančiose skaidrėse pamatysite, kaip jis atrodo. Tai pagrindė tai yra naujas lidaras, jau pritvirtintas prie pačio drono konstrukcijos, kurisai skirtas atlikti tam tikrom užduotim, palengvinti visą užduočių atlikimą ir kad dronas labiau jaustų ir matytų aplinką
kas vyksta aplink jį, kad sumažinti nelaimingo atsitikimo riziką ir kad pilotas jaustųsi ramiau skraidant su šito dronu. Ir šitas lidaras, jisai amžinai, kol dronas skrenda, nuolatos skenuoja aplinką 360 laipsnių kampu. Taip pat turėjome naujas misijas, tai bus Real-Time Terrain Follow misija, su kurio ne misija, bet kaip opcija, jeigu reikia labai didelio tikslumo, būtent tikslaus atstumo nuo Žemės, dronas jau gali šitą daryti, nereikiant parduotis jokių papildomų žemėlapių ir daryti kažko papildomai, jau pats visa ta sistema yra integruota. Taip pat galbūt jau kažkas iš žiūrovų yra susipažinęs su Smart 3D Capture, tai papasakosiu, kad jau ir šita opcija yra ir šitame drone, paskui ir dar kelias misijas. Tada einant prie apkrovos, tai apkrova yra procentaliai 220% didesnė, o kilogramais tai šiek tiek daugiau negu 3 kg. Tai dronas gali pakelti, tiek jo konstrukcija, tiek jo varikliai gali pakelti daug didesnį svorį ir daug lengviau gali naudoti, pavyzdžiui, kitų gamintojų lidarus, jeigu yra poreikis. Todėl dronas lengviau sutvarko su galbūt naujais projektais ir naujom užduotim pagal kliento poreikius. Na ir vienas svarbesnių atnaujinimų tai yra dvigubas 4G ryšys. Senesniam 350 reikėdavo įsigyti papildomas adapterius ir tvirtinimus, jeigu norėjo operatorius skristi ant internetinio ryšio. Ši platforma 400 jau turi integruotus modulius, modulio vietas dviem DJI donglams, kurie naudoja internetinį ryšį. Tai labai palengvina sudėtingose situacijose visą skrydį, jeigu reikia skristi toli ir daug ir ilgai, kad vis laik būtų stabilus ryšys, galima turėti ne tik vieną papildomą atsarginį internetinį ryšį, bet jau du, tarkim, skirtingų operatorių. Jeigu vienoj teritorijai vienas mobilio ryšio operatorius galbūt veikia silpniau, kitas veikia stipriau, galima turėti du vienu metu ir dronas persijungs ant skirtingo ryšio priklausant nuo teritorijos, kur tas ryšys yra geresnis. Tai šiuo atveju vienintelis dalykas, kuris riboja drono atstumą skrendant, tai yra jau pati baterija, jos rezervas. Su ryšiu problemos nebelieka. Na, dabar aptarsim pačią konstrukciją ir atsparumą. Tai vizualiai aiškiai matosi, kad tai nėra atnaujinta konstrukcija, kaip buvo su 300 ir 350 didžiajų dronų, o tai yra visiškai nauja konstrukcija sukurta nuo nulio, su visiškai naujų dizainu ir naujais funkcionalumais. Tai apsauga IP yra dabar didesnė negu prieš tai turėtas 350, jau turi IP55 apsaugą, darbinė temperatūra iš esmės išliko tokia pati, bet yra labai stipriai sustiprinta rėmo konstrukcija. Pats rėmas jaučiasi standesnis ir šiek tiek pats dronas yra didesnis, tiek ilgiu, tiek pločiu, bet visą tai kompensuoja daug didesnį stabilumą sudėtingom oro sąlygom ir atsparumas vėjui. Pati bendra apkrova yra beveik 16 kg, tai jeigu sudėt visus, kaip pavyzdžiui matote nuotraukoje, sudėt visus papildomus pėdus, kuriuos dronas gali pakelt, gautųsi 15 kg apkrova. Ir taip pat pats dronas jau turi labiau yra tinkamas žiemos inspekcijoms, nes turi stabilų baterijų darbą šaltyje, tai yra baterijų pašiltinimas, prie kurio dar prieisim. Ir sekančiai skaidriai parodysiu filmuką, kad kiekvienas klientas ir dabar dalyvis pamatytų, per ką praeina kiekviena 400 drono platforma, kol galiausiai patenka pas naudotoją ir pilotą į rankas.
Taip, tai iš filmuko galima matyti, kad dronas praeina pro daug testų ir ilgai. Šiaip neišsigaskit, kai dronas praeina testus, nusidėvėjusios dalys yra pakeičiamos naujomis. Tiesiog kiekvienas zonas yra patikrinamas, visas jo standumas, surinkimo kokybė, kad klientas gautų jau galutinį gerą išbaigtą produktą. Bet tos dalys, kurios nusidėvi per testus, jos yra pakeičiamos naujomis. Dabar apie naują baterijų sistemą. Tai, kaip ir minėjau, prieš tai skrydžio laikas yra padidėjęs 50% iki 59 minučių. Hot swap funkcija. Matot, tikriausiai jau daugelis suprato, kad nebelieka dviejų baterijų kaip prieš tai buvusiai platformai 350, bet lieka viena baterija. Ta baterija yra našesnė ir turi daugiau talpos negu dvi ir atlaiko iki 400 krovimo ciklų. Ir hot swap funkcija vis dar išlieka, nes su 350 dronu galima buvo keisti po vieną bateriją, jo neišjungiant. Naujame drone yra įdiegta trumpa atsarginė, kaip sakyti, energijos šaltinio rezervas, kad baterijas galima keisti, hot swapint, kitaip sakant, tai droną nereikia išjungti, kai dronas nusileidžia, tiesiog ištraukiat bateriją ir staigiai įdedat naują. Turit 45 sekundės baterijos keitimui, kol dar dronas turi rezervą. Pakeičiat bateriją, nereikia jos jungti iš naujo, dronas iškart pats įsijungia ir galit misiją tęsti toliau, nereikia iš naujo nieko pradėti, tiesiog viskas vyksta automatiškai. Kaip ir minėjau, irgi prieš tai darbo šaltyje, tai baterija turi efektyvią pašildymo sistemą, tai jeigu baterijos šiluma yra mažesnė negu 20 laipsnių, baterija pati pasišildo prieš dronui pradedant darbą ir kad iki efektyvios 20 laipsnių temperatūros, kad skrendant didesniam šaltyje išliktų toks pat našumas ir baterijos rezervas mažiau kristų. Tai didžiai dongle galimybės. Tai kaip ir minėjau, integruotas 4 ryšio palaikymas. Tai galima naudoti dviejų operatorių korteles. Donglas yra lygiai toks pat, kaip ir dedasi į kitus serijų dronus, pavyzdžiui, M4E arba seniau ir 350. Jisai nepakito, lygiai toks pat donglas. Tai jeigu kažkas turi, tarkim, 4E droną, galima tą patį donglą iškart perdėti į 400 droną, 400 platformą ir dar papildomai, jeigu yra poreikis, jeigu skraidama vietose, kur yra dideli signalo trikdžiai, galima įsidėti antrą papildomą, kad sumažint ryšio nestabilumo kokybę. Ir tada einam prie saugumo ir navigacijos. Tai naujos kartos 360 radaras, kurisai lidaras, tai yra pritvirtintas prie drono viršaus, tai tokia kaip stiklinė kepurė. Pagrindė jinai skirta skraidant prie elektros laidų ir miškingose vietovėse, kur reikia galbūt skristi žemiau medžių linijos, atlikti kažkokį specifinį skenavimą. Pats dronas iškart labai gerai apskaičiuoja atstumą iki kliūties ir gali sustabdyti, kad išvengti kažkokios nelaimės ar incidento. Taip pat galima suprogramuoti, kad su šito lidaro pagalba dronas apskristų kliūtį, pavyzdžiui, kaip elektros laidus ir išlaikyti, pavyzdžiui, vienos misijos vientisumą tam pačiam aukštį. Ir dabar pakalbėsim apie misijas. Tai pagrindinė misija Area Route, jinai išliko tokia kaip ir buvo. Tai scenarijai išliko tokie patys, bet kokia poligono teritorija, bet kokia forma, lygiai taip pat su lidaru ar su po vienos fotogrametrinė kamera, jinai yra atliekama taip pat. Tai vienu skrydžiu galima apskristi dabar, kadangi dronas yra daug našesnis ir gali skristi ilgiau ir greičiau, tai vienu skrydžiu galima apskristi, priklauso aišku nuo kameros, kokią naudojat, ar fotogrametrinį lidarą, nuo 2 iki 5 kvadratinių kilometrų naudojant vieną bateriją geromis oro sąlygomis. Ir tai labai gerai didelių mastų teritorijų kartografavimams. Liner route jau taip pat irgi yra nenauja funkcija misijų planavime. Tai pagrindė šita misija yra naudojama ilgesniems objektams, pavyzdžiui, keliams arba elektros linijoms.
arba kokiam nors pertvarom arba upės vagom, pailgiem objektam, kurios yra koridoriaus tipo. Tas koridorius nebūtinai turi būti taisyklingos formos, jis gali būti vingiuotas, statesnis, bet pagrindė jisai skirtas tokiu. Tai vėlgi, išmanus maršruto plėtimas segmentais galima pasirinkti, kaip ir seniau, kad teritorija skristų segmentais, pirmas vienas segmentas, tada antras, trečias, arba skristų vieną liniją visų koridorium. Aišku, kokybė bus mažesnė, bet našumas bus didesnis. Ir vienu skrydžiu galima nuskristi nuo 10 iki 20 km. Aišku, irgi tai priklauso vėlgi nuo oro sąlygų, svarbu paminėti. Dabar yra naujoji, tai yra Smart 3D Capture. Galima sakyti nauja, galima sakyti nenauja, nes ant 4E šita misija jau yra kurį laiką. Mes ją esam nekartą išbandę. Tai pagrindė, kaip jinai veikia, paaiškinsiu kitoj skaidriai, bet čia dabar trumpai įžangai, tai tinka bet koks objektas, jis neturi būti taisyklingos geometrinės formos, kažkoks senesnis pastatas, arba galbūt bokštas, arba dar kažkoks kitoks objektas. Tai vyksta visas 3D objekto padengimas ir tai yra žymiai fotogrametriškai, tai yra žymiai greičiau, nuo 5 iki 10 kartų negu atliekant rankiniu būdu. Ir gaunasi, to pasakoje galiausiai turime labai detalų 3D modelį to nuskenuoto objekto. Taip pat yra Geometric Route, geometrinis kelias lietuviškai, tai šita misija jau buvo seniau, tai yra skirta reguliarios formos objektams, tokiems kaip ir paveiksliuke matote, tarkim, daugiabučiams, arba kitokiems objektams, kurie išlaiko geometrinę formą taisyklingai. Tai vyksta objekto apgaudimas, dronas apskraido iš visų pusių tą objektą, tai irgi yra žymiai greičiau negu rankiniu būdu ir gaunasi toks pat 3D modelis, galiausiai toks pat rezultatas kaip ir su Smart 3D Capture. Tai tinka labiau signaliniams bokštams, kaminams, senoviniams bokštams, bet taip pat taisyklingos formos pastatams ir svarbu, kad nebūtų kažkokių tai kliūčių ar medžių. Turėtų būti laisvesnis plotas būtent šitą misiją skraidant. Ir yra Slowpro, tai yra šlaito misija, kitai vadinama, tai yra jau tinka bet kokio poligono teritorija, tai vyksta reljefo sekimas ir čia jeigu reikia kažkokį tai fasadą nusiskenuoti arba labai statų šlaitą, šita misija tam būtent yra ir padaryta. Tai va, dabar dar prieisim prie kelių išmaniųjų misijų, tai yra Powerline Follow. Šitos misijos nerasite pagrindinėme meniu prie visų misijų, tai jie rasite pačiam ekrane, kampe kairiai pusėje yra opcija pasirinkti Powerline Follow. Kaip jinai veikia, tai jūsų drono turite atskristi virš pasirinktos elektros linijos, pats didžiajus gamykliškai duoda pasirinkti, kokią elektros liniją jūs skenuosite. Ar didelio galingumo, kaip dabar matote filmuke, tai yra distribucijos ir paskirstimo linijos. Ir nuo to priklauso, kaip dronas skenuos ir kokiam aukštį. Aišku, tą patį aukštį galima keisti, bet pagal didžiajaus jau gamyklinius standartus distribucijos linija šita galingoji yra skraidoma 60 metrų virš linijos, tai jūs atskrendat virš. Čia dar svarbu paminėti, kad šita misija yra vykdoma tik su lidaru, jūs atskrendat virš paskirstimo bokšto, ant kurio yra laidai, lidaras užfiksuoja tą bokštą, įsimata, jūs pasirinkat, kurią liniją jis nori sekti ir jis pradeda automatiškai sekti. Jisai seks liniją tol, kol linija nedarys staigesnio posūkio arba ekrane neatsiras kitų elektros linijų. Tada jisai išmeta įspėjimą, kad dronas su lidaru mato naujas linijas, jūs pasirinkat, kurias linijas nori toliau sekti. Ir jeigu linija eina tiesiai, bet kitų linijų įsiterpimo elektros, dronas tęs misiją tol, kol baigsis baterijos. Tai realiai begalinė misija. Jisai seks tol, kol turės komandą sekti ir jūs ją galite bet kada sustabdyti, kai jau matysit, kad nuskenavot savo trasą, kiek jums reikėjo nuskenuoti. Tai šita misija yra labai gerai tinkanti greitesnė inspekcijai, apskaičiuot laidų išlinkimą, bokšto aukštį ir pačios trasos specifiką. Tai yra žymiai greičiau ir su naujom baterijom tai yra vyksta daug greičiau. Iš pačios patirties teko nuskenuoti 23 km
prie minus 15 su 3 baterijom, tai pilnai užteko ir dar vienoj baterijai liko apie 35-40% našumo. Tai našumas yra tikrai daug didesnis negu su 350. Ir šitą misiją galima atlikti tiek su L2, tiek su L3. Taip, ir kaip minėjau prieš tai, yra 3D Capture misija ir jinai yra atliekama su P1 kamera. Tai yra būtent fotogrametrinė misija. Oi, atsiprašau. Ir pradžioje, kaip šitą misiją reiktų atlikti, tai jūs susikūrėt virš norimo objekto, susikūrėt area misiją, tą pagrindinę fotogrametrijos poligoninę misiją, su ją susiskraidot tą visą teritoriją, kurioje yra tas pastatas, ir per valdymo pultą jau iš tos suskraidytos teritorijos duomenų galite pasidaryti tokį primityvų point cloudą. Pultas sugeneruoja tą point cloudą ir iš to point cloudo jau pasirenka tą visą pastatą, aplink kurį norit skraidyti ir susikuriat misiją, kuri atrodo kaip paveiksliukė. Jisai nuskenuoja visus medžius, visas galimas kliūtis ir apskaičiuoja trajektoriją ir subraižo trajektorijos maršrutą. Aišku, aukštį, atstumą iki pastato, persidengimą, paskui galite pasikeisti pagal savo reikalavimus ir poreikius, bet visą maršruto, tai yra maršrutą jau su kliučių išvengimo padaro pats dronas per visą valdymo pultą. Nereikia atskirai kažkaip perprogramuoti kažko, importuoti kažkokių kliūčių, tiesiog viskas jau vyksta su surinktais duomenimis. Ir tada yra real-time terrain follow. Tai kadangi tai yra nauja platforma ir turi dabar daug pažangių sensorių, tai plus dar lidarą ant viršaus, galima atlikti labai tiksliai reljefo skenavimą, kad dronas nuo reljefo turėtų išlaikyti visą laiką vienodą aukštį. Kaip tai vyksta, tai yra AGL funkcija. 350 dronas turėdavo operatorius įsimportuoti jau tos pasirinktos teritorijos žemėlapius, kad turėt jų aukščius. Dabar to daryti nereikia. Ir kaip šita funkcija veikia, drono sensoriai mato 150 metrų į priekį ir jie kas 50 metrų nustato naują aukštį ir pagal tos naujus nustatymus dronas koreguoja savo aukštį. Bet svarbu paminėti, kad šita funkcija veikia tik tam tikromis sąlygomis. Pavyzdžiui, šita funkcija gali veikti blogiau ties vandens paviršiais. Taip pat, jeigu yra tirštas rūkas arba stipresnis lietus. Nes sensoriams reikia matyti taškus ir teritorijos skirtumus, kad jie galėtų apskaičiuoti aukštį. Jeigu, pavyzdžiui, skaidant virš vandens, sensorius mato maždaug tokį patį vaizdą ir negali nustatyti, koks yra aukštis, nes visas paviršius yra maždaug vienodas, per daug vientisas. Tai šita funkcija veikia geriau ties labiau ne vientisais objektais, kaip pavyzdžiui, kalnai, miškai, medžiai, aukštis skiriasi, jis žiūri 150 metrų į priekį ir taip pritaiko droną, kad išlaikytų, tarkim, vis nuolatos 30 metrų aukštį arba 50 metrų aukštį virš reljefo. Dar Kostai norėčiau paklausti prie to pačio, ar čia naudojamas L3 lidaras, ar lidaras, čia nėra skirtumo, nes čia yra dronų? Taip, čia nėra skirtumo, nes tai naudojami jau pačio drono sensoriai. Pats drono lidaras, kuris yra ant viršaus, ir kameros, kurios yra į visas pusės orientuotos, tos mažesnės kameros, kaip ir 350 buvo kliūčių vengimo sensoriai, tiesiog jos yra patobulintos ir jos naudoja gyvą vaizdą, kad nustatyt tą aukštį. Tai todėl ir minėjau, kad jeigu yra tirštas rūkas, tas sensorius galite matyti kaip kliūtį arba tiesiog vientisą vaizdą ir tiesiog sistema, programa nesuriš, ta prasme, nuotraukų, kad matyt skirtumus tarp jų. Ok, ačiū. Prie to pačio dar paminėsiu, kad yra Q&A mygtukas apačioje, jeigu norite užduoti klausimų, galite rašyti tenai. Ir arba mes raštu atsakysime tam Q&A čate, arba video formatu balsu čia.
Ir dabar yra sensorių pasirinkimas. Neskaitant kitų sensorių kaip garsiakalbis ir prožektorius, sudėjom dabar pagrindinius sensorius, kurios palaiko naujoji sistema M400, tai Zenmus P1 išlieka, kažkokių papildomų įrankių jam prijungti, adaptuoti nieko nereikia, viskas yra gamykliškai. Taip pat dar yra Zenmus H30T kamera arba tiesiog H30 naktinio arba termovizinio vaizdo. Jinai prisijungia taip pat. Zenmus L2 irgi prisijungia taip pat. Dabar, kom išskirtinė taip pat šitą platformą, kad jinai vienintelė palaiko Zenmus L3. Bet Zenmus L3 lidarui, dar paskui Valdemaras apie tai prasiplės, reikalingas naujas gimbalo laikiklis, kurisai dėl to pasakoja, kad kadangi L3 yra sunkesnis, tas gimbalo laikiklis naujasis padeda išcentruoti svorį, kad būtų svorio centras vienodas. Todėl jisai yra reikalingas. Prie 350 L3 netiks ir tas pats gimbalo laikiklis irgi pagal išmatavimus jisai 350 neužsideda. Ir apibendrinimui, tai čia yra lentelė, pagrinde, kuom šitie dronai skiriasi, tai vad kaip ir minėjau, kalbėjom prieš tai svoris pasikeitė, kelimo svoris, keliamoji galia pasikeitė daugiau negu 3 kg, skrydžio laikas irgi taip pat padidėjo, misijos greitis, dar taip pat noriu pridurti, kad M400 25 m/s gali pasiekti dabar ne tik keliose misijose, bet ir Powerline follow, ir Terrain follow, jisai tiesiog tą greitį jau gali daugiau misijų pritaikyti, išvystę didesnį. Yra nauja vaizdo perdavimo sistema, visiškai nauja, dėl kurios mažiau vėluoja laikas. Tai yra video perdavimas, jeigu dronas yra nuskridęs didesnį atstumą nuo valdymo pulto, uždelsimas yra daug mažesnis. Taip pat jau yra omnidirekcinis lidaras ant galvos drono viršaus korpuso pritvirtintas, plus sensoriai. Sensoriai yra, keliais jų yra daugiau negu 350. Baterijos irgi yra dvigubai galingesnis, tai yra baterija, nes 350 buvo dvi, dabar yra viena ir jinai yra žymiai galingesnė. Pats konstrukcijos standumas ir tvirtumas irgi yra sutvirtintas ir dabar dronas gali pakelti dar didesnį svorį. Ir taip pat misijos vietoj 3 jau turim 5, tai kaip ir minėjau, 3D Capture misija, Slope misija, taip pat į šitą statistiką nėra įtraukta Powerline misija, nes jinai yra skaidoma kitaip, bet irgi galima priskirti, gal visgi dėl to ne 5, o 6. Ir iš manęs šiandien tiek. Perduodu vairą kolegai. Dar vieną pastebėjimą turiu, Kostai. Man atrodo, kad prie 350 drono galima papildomai primontuoti įsigijus lidarą. Tai jeigu kažkas šią sistemą turi ir nori skraidyti prie elektros laidų ar kažkokių tokių plonesnių objektų, tai irgi galima papildomai susimontuoti lidarą. Tai turbūt ne tas pats bus, kas 400 lidarai, bet vis tiek saugumo pridės. Jo, čia yra teisingai, nes Powerline misija, pavyzdžiui, vyksta tik tai su lidaru, kad lidaras apskaičiuoja atstumą prie virš elektros laidų ir tada dronas vykdo misiją. Bet 350 reiktų įsigyti papildomų priedų dėl misijos saugumo ir jos efektyvumo. 400 jau visą tai turi integruota gamykliškai. Jis jau yra visiškai paruoštas su visais kliūčių vengimais, duomenų apskaičiavimais ir aukščio palaikymu. Jam nereikia pirkti kažkokiu įsigyti papildomų priedų, kad šitą misiją atlikti našiai ir kokybiškai. Taip, tai dabar persijungsiu ir papasakosiu apie didžiąjį Zenmus L2, L3, palyginsime. Tai pradžioje irgi turbūt verta būtų paminėti ir atskirti, kas yra visgi lidaras ir kuo skiriasi nuo fotogrametrijos technologijos. Tai fotogrametrinėje naudojamos kameros. Valdemarai, jeigu tu ekraną dalinaisi, tai mes dar Kosto ekraną matom. Paskutinis slaidas. Taip, sekundę.
O, dabar viskas ok. Ok, super. Taip. Kaip sakiau, fotogrametrijoje naudojamos kameros gali būti nadir, tai yra, kaip paveiksliukė matome, žemyn nukreiptos kameros, arba taipogi oblik, tai yra kampu, kurios fotografuoja paviršių irgi ir vėliau su kompiuteriu iš nuotraukos sukuriamos 3D modelis. O su lidaru, tai lidaras naudoja lazerio impulsus, tai kurie matuoja atstumą iki objekto ir sukuria taškų debesį. Tai pagrindinis skirtumas tarp fotogrametrijos, tai kad fotogrametrija remiasi vaizdais, todėl geriausiai veikia saulėtą dieną ir gerai matomos vietovėse. O lidar gali prasisverti, pavyzdžiui, pro medžių viršūnės ir matyti reljefą net, ir tankioje aplinkoje. Tai lidar technologija naudojama irgi ir automobiliuose, nešiojimuose įrenginiuose, tai ir su GPS arba su slamu, taipogi ir dronuose, taipogi netgi ir telefonuose ar trikojose. Tai ji leidžia greitai rinkti duomenis ir fiksuoti struktūrų formą bei aukštį, o pavyzdžiui, fotogrametrija suteikia didesnį vizualinį tikslumą, gerai tinka kurti ir ortofoto, 3D mešą, pastatų fasadų detalės. Tai dažnai netgi abi technologijos yra derinamos tarpusavėje, tai lidar duoda tikslius aukščio matavimus ir point cloud struktūrą, o jau fotogrametrija tai spalvotus, vizualiai detalius paviršius. Tai gaunami taškų debesis ir 3D modeliai. Tada prie lidar technologijos, tai kas yra bendrai lidar, tai lidar technologija dronuose naudoja lazerio impulsus atstumui iki žemės ar objektų išmatuoti. Tai dronas siunčia šimtai tūkstančius impulsų per sekundę ir pagal jų sugrįžimo laiką apskaičiuoja labai tikslius 3D taškų debesis. Ši technologija irgi leidžia sudaryti ir reljefo modelius net per augmeniją, todėl plačiai irgi ir naudojama ir topografijoje, ir miškų inventorizacijoje, ir infrastruktūros projektuose. Tai čia irgi iš paveiksliuko galime matyti, kad čia iš dešinės, kad 4 sugrįžimai, kad lazeris prasiskverbia iki žemės paviršius per 3 sluoksnius. Tai DJI Zenmus L3 jau turi 16 grįžtamųjų signalų, tai reiškia, kad vienas lazerio impulsas gali būti atspindėtas ir užregistruotas iki 16 kartų, tai kai jis keliauja per skirtingus objekto sluoksnius. Tai kad 16 grįžtamųjų signalų, tai dar nereiškia, kad lazeris fiziškai praeina pro tos lapus, bet kad vienas lazerio impulsas gali būti atspindėtas nuo kelių paviršių. Tai kai lazeris skenuoja, pavyzdžiui, medžius, dalis energijos atsispindi, pavyzdžiui, nuo lapų, nuo šakų, nuo kamieno, o dalis jau gali pasiekti pačią žemę. Tai registruojant daugiau grįžimų, sistema gali ir užfiksuoti ne tik viršutinio augalijos sluoksnį, bet ir jau žemės taškus, kurie randasi paaugmenyje. Todėl pagerėja ir reljefo irgi rekonstrukcija point cloud. Tai apie DJI Zenmus L3, tai kaip minėjau, 16 atspindžių turi, čia taip trumpai įžangai, tai kad nemokamas irgi apdorojimas su DJI Terra programinė įranga yra, turi dvigubą jau 100 megapikselių kamerą, 3 ašių gimbalo stabilizatorių, naudojama viena programinė įranga, nereikia imų be išankstinio pašildymo, kai buvo, pavyzdžiui, ten su senesniais, su L1, pavyzdžiui, lidaru.
Tiesioginė taškų peržiūra yra galimybė valdymo pulte įsijungti ir matyti, kaip dronas jau skenuoja kokią nors teritoriją ir matyti visą tai valdymo pulte. Irgi įmanoma jau programinėje įrangoje DJI Terra ir Gaussian splatting ir taipogi yra galimybė ir su PPK apdorojimu. Tai dabar apžvelgsime pačią kamerą, patį lidarą. Tai kuo skiriasi DJI Zenmus L2 ir L3, tai iš techninės pusės, tai visų pirma svoris beveik dvigubai didesnis, tai L2 sveria nepilną kilogramą, tai L3 jau kilogramą 600 gramų, irgi ir suvartoja daugiau energijos L3. Aišku, apsauga nuo aplinkos poveikio jie turi tokią pačią ir darbinė temperatūra irgi tokia pati yra. Tai dėl to, kad L3 yra sunkesnis ir suvartoja irgi daugiau energijos, tai ten yra reikalingas irgi ir kitoks stabilizatorius. Todėl šitas lidaras tinka jau tik 400 dronui. O pavyzdžiui, L2 tinka kaip ir 300, 350, o taipogi su senesniu stabilizatorium, kurie keičiasi ant 400 drono, galima ir L2 prikabinti. Apie pačią RGB kamerą, tai čia matome irgi pačią kamerą, kuri skirta fotogrametrijai. Ji turi jutiklį iki net 100 megapikselių raišką, tai galime gauti labai irgi detalius vaizdus. Mechaninis užraktas yra labai ilgaamžis, iki 500 tūkstančių ciklų, kad kamera patikimai veiktų ilgą laiką. Taipogi fotogrametrijos dažnis priklauso irgi nuo režimo. Tai yra, kad 25 megapikseliai, tai reiškia, kad fotografuos kas pusę sekundės. Tai yra 6K galima pasirinkti valdymo pulte, o 100 megapikselių, tai nuotraukas dronas jau fotografuos kaups kas 1 sekundę. Tai čia būtų valdymo pulte pasirinkimas su 12K raiška. Tai iš 120 metrų aukščio pasiekiamas net iki 1,2 cm GSD tikslumo, tai leidžia labai tiksliai atvaizduoti žemės paviršių. O kamera gerai veikia ir netgi prasto apšvietimo sąlygomis, tai jau kai vakare arba dar anksti ryte yra, tai puikiai kamera irgi padaro vaizdus. O realiu laiku galima irgi matyti ir taškų masyvo spalvas, kaip minėjau, kas ypač patogu fotogrametrinėms misijoms ir 3D modelio kūrimui. Apie RGB kamerą, tai jutiklis smosų yra tiek pat, o pavyzdžiui megapikselių, tai L3 turi jau, kaip minėjau, 100 megapikselių ir jau skiriasi, kada galima, pavyzdžiui, panaudoti 25 megapikselius, kada 100 megapikselių panaudoti. Tai kai naudojame 25 megapikselius, tai kaip minėjau, kas pusę sekundės fotografuoja, 100 megapikselių kas 1 sekundę. Tai valdymo pulte mes šitą pasirenkame arba 6K arba 12K. Matymo kampas irgi padidėja, dėl to, kad ten yra jau 2 kameros naudojamos, L2 buvo tik 1 kamera. Tai su dvigubo kamera jau iki 107 laipsnių galima matyti vaizdą. Užrakto tarnavimo ciklas, kaip irgi minėjau, yra jau didesnis, buvo 200 tūkstančių, dabar yra 500 tūkstančių, tai daugiau negu dvigubai ilgiau turėtų tarnauti L3 negu buvo su L2. Na ir GSD, turbūt vienas irgi svarbiausių dalykų iš optinės kameros, tai kad prie 120 metrų aukščio, tai su L2 3 cm GSD būna, o su L3 jau 1,2 cm. Tai pakankamai labai geras yra rodiklis ir geresnės kokybės nuotraukos. Apie lidar patį modulį. Tai
korpusas yra iš 3 ašių, tai yra 3 ašių stabilizatorius yra. Impulsų dažnis irgi padidėjo, L2 turėjo tik 240 kHz, L3 turi iki 2000 kHz, tai iki 8 kartų didesnis tankis. Tai ką reiškia tie kilohercai? Tai reiškia, kad lazerio impulsų skaičių per sekundę. Tai pavyzdžiui, 240 kHz, tai iki 240 tūkstančių impulsų per sekundę. O jau, pavyzdžiui, 100 kHz, tai būtų iki 100 tūkstančių impulsų per sekundę. Tai čia, kai matome 2000, tai 2 milijonus impulsų per sekundę. Tai didesnis dažnis sukuria irgi tankesnį taškų debesį ir labiau tinka detaliems objektams. Tai pavyzdžiui, kokiam nors miškui, elektros linijoms ar infrastruktūrai, ypač skrendant aukščiau. Tačiau irgi ir generuoja daugiau duomenų ir didesnius failus. Tai 100 kHz režimas sukuria irgi retesnį taškų debesį, labiau tinka paprastesniam kokiam nors reljefui, užima ir mažiau vietos ir kartais veikia stabiliau, skrendint žemiau ir didesniu greičiu. Tai greičiau irgi padaromos tos misijos. Tai skenavimo režimus dabar turi 3, apie kuriuos irgi paskui detaliau paaiškinsiu. Tai apie lininę žvaigždės formą, nepasikartojanti, kai tuo tarpu L2 turėjo tik 2 skenavimo režimus. Atspindžius turi maksimaliai iki 16 vietoje 5, kai buvo su L2, geresnis žemės reljefo fiksavimas. Atstumas irgi matomas tarp L2 ir L3. Su L2 buvo galima iki 450 metrų skenuoti ir matyti reljefą, o su L3 jau galima net pakelti iki 2 km. Aišku, Lietuvoje mes skraidom iki 120 metrų aukščio, jeigu norime aukščiau pakilti, tai turime papildomų leidimų gauti. Tai bendrai iki 4 kartų didesnis nuotolis matymo yra su lidaru L3. Lazerio taškas irgi čia matome L2, kad turėjo 4x12 cm prie 100 metrų, L3 4,1 cm prie 120 metrų aukščio. Tai ką šitie čia skaičiai reiškia? Tai visų pirma, 80% mažesnis taškas ir didesnis detalumas. Tai pavyzdžiui, skrendant 100 metrų aukštyje, kaip čia prie L2 yra paminėta, lazerio spindulys ant žemės sudaro maždaug 4 cm pločio ir 12 cm ilgio elipsės tokios formos. Ne rutulio kažkokio, o būtent elipsės. Tai nėra tas tikras taškas, toks pailgas toks plotelis, tas lazeris, kuris gali šiek tiek mažinti irgi ir kraštų tikslumą. Tuo tarpu jau su L3, tai 4,1 cm, tai prie 120 metrų aukščio dėmė yra jau apvali, kaip irgi čia pažymėta, ir jau žymi patį diametrą, skersmenį to taško, tai jinai apvalesnė, mažesnė yra ta dėmė ir paprastai irgi leidžia tiksliau atvaizduoti smulkias detalės bei objektų kraštus. Tai kaip minėjau, irgi čia jau prie mažesnio taško dydžio, tai čia matome ir vaizdą irgi, tai mažesnis lazerio spindulio sklaidos kampas irgi yra, tai 0,25 mrado kart 0,25 mrado, tai kas čia tokio yra, tai lazerio spindulio sklaidos kampas reiškia, kad lazerio spindulys plečiasi labai lėtai ir išlieka labiau koncentruotas, tai tolstant nuo pačio jutiklio. Tai praktiškai tai lemia mažesnį lazerio taško dydį ant objekto paviršiaus. Tai todėl galima tiksliau ir užfiksuoti ir smulkesnės detalės ir pagerinti skvarbą per augaliją, nes ta energija yra sutelkta į tokią siauresnį sritį. Ir didesnis detalumas yra ir geresnė skvarba. Tai čia matome irgi iš tokio trumpo video taško dydžio palyginimas tarp L2 ir L3. Lidar sensorių skenavimo režimai. Tai yra 3 skenavimo režimai dabar. Tai liner, star shape ir non-repetitive. Tai liner skenavimas skirtas tikslumui,
Starshape tikslumui ir prasiskverbimui, o non-repetitive tai skirtas prasiskverbimui. Kas turėjo galbūt L2, naudojosi, tai žino, kad su L2 yra tik du skenavimo režimai. Tai būtų repetitive ir non-repetitive. Tai dabar kuo skiriasi šitie trys skenavimo režimai? Tai tarkim, Starshape ir non-repetitive, nors ir turi identišką horizontalų ir vertikalų laipsnių surinkimo duomenų, tai Starshape naudoja pasikartojančią trajektoriją. O non-repetitive neperiodinė skenavimo seka. Tai yra, kad tie lazeriai neperiodiškai nėra labai tiksliai, kur jie gali pataikyti. Tai yra, nėra žinoma, pats lidaras siunčia tos lazerio impulsus. Starshape yra periodinis, tai yra, jisai žino visą laiką tą pačią trajektoriją, kur tie lazeriai šokinės. Tai ta neperiodinė skenavimo seka, jinai padidina kampų įvairovę ir prasiskverbimo efektyvumą. Tai yra su non-repetitive. Tai Starshape režime lazerio trajektorijas kartojasi cikliškai, tai todėl formuojasi tas ir pasikartojantis žvaigždės raštas. Dėl to taškų pasiskirtimas yra ir tolygesnis, ir užtikrinamas stabilesnis geometrinis tikslumas, ir geresnis, aišku, geresnė stabilesnė struktūra miestuose, 3D modeliui. Kitaip tariant, mažiau triukšmo bus duomenyse. Su non-repetitive lazerio kryptis nekartojama tuo pačiu ciklu, spinduliai sukasi atsitiktinė tvarka, dėl to per trumpą laiką gauname įvairesni skenavimo kampai. Pagerėja prasiskverbimas per augaliją ir padidėja tikimybė užfiksuoti siaurus ir sudėtingus objektus, pavyzdžiui, laidus, bet aišku ir daugiau triukšmo gali būti. Tada toliau einant didžiai Zenmus L3 ir L2, tai mes čia galime irgi iš tų pačių paveiksliukų jau matyti realių laikų, kaip yra skenuojama su Liner, su Starshape, su non-repetitive. Tai irgi, kada naudoti Liner, Starshape ar non-repetitive, tai greit irgi papasakosiu. Tai čia irgi iš paveiksliuko galime pamatyti, kaip su Liner yra mieste tarp dviejų pastatų suskenuota ir su Starshape, kaip yra suskenuota irgi surinkti pilni duomenys tarp dviejų pastatų. Matosi, kad tarp pastatų tas tikslumas ir tų taškų yra ir žymiai daugiau ir jie yra tikslesni. Kuri kada panaudoti, tada klausimas būtų. Tai Liner skenavimas geriau tinka yra atviroms teritorijoms, keliai, tiltai, pylimai, koridoriniai, kokie nors objektai, kur nėra labai daug kokių nors pastatų, augalijos ir panašiai. Starshape skenavimas tai jau miesto aplinka, pastatai, pastatų tarpai, objektai su vertikaliomis struktūromis, mišri teritorija, tai ten įvairūs statiniai, medžiai ir kiti objektai gali būti. Ir non-repetitive tada skenavimas jau tiktų miškuose, kur yra tanki augmenija, nes daug tų taškų išsiunčia ir geresnis prasiskverbimas būna būtent miškuose. Tai apie suderinamumą. Tai naujasis gimbalo laikiklis, tai toks standartinis priedas, apsauginiai gimbalo bėgeliai yra irgi, kaip matome iš video, nuo nukritimo ir suderinami tik su L3 sensoriumi. Tai yra, kad įsistato L3 sensorius. L3 sveria daugiau negu L2, ten virš 1,5 kilogramo, todėl su 350 dronų skrydžių trukmė būtų ir per trumpai ir neužtektų tos energijos, kaip irgi minėjo. Tai negali tiesiog 350 dronas patenkinti šių reikalavimų, dėl to yra naudojamas L3 tik su 400 dronu. Naujasis irgi stabilizatorius, tai tokią pastabą norėčiau duoti, kad naujasis stabilizatorius tai negali būti naudojamas su L2 ar su P1. Tai tas ant 400 drono stabilizatorius, jeigu yra uždėtas naujausias, tai su L2 ir su P1 jisai jau nebeveiks.
Aišku, jisai keičiasi, tai galima seną stabilizatorių prijungti, tada galima ir prijungti L2 ir P1, bet tada L3 negalima prijungti. Tai juos tada reikėtų keisti, jeigu mes norime skirtingus naudoti sensorius. Atsparumas oro sąlygoms, tai visų pirma, aukšta apsauga yra IP54, kaip ir dronas, veikimo temperatūra 5 laipsniais minus ir 5 laipsniais plus yra didesnė negu su dronu, tai nuo minus 25 iki plus 55. Na ir atsparus stipriam lietui, dulkėms, atšiauriam šalčiui ir pačiam karščiui. Tai Lietuvoje tai vasarą tikrai nebūna virš 55 laipsnių, na žiemą kaip šią buvo, tai tikrai buvo nukritę ir mažiau negu iki minus 25. Tai ir šalčiau buvo. Tai beveik visą laikotarpį Lietuvoje galima naudoti su dronas su L3. Lazerinis tolimočio jutiklis irgi yra, tai iki 900 metrų veikia, leidžia greitai, tiksliai nustatyti atstumą nuo drono iki taikinio. Tai aktyvus lazerio jutiklis, tai galima gauti tarp lidaro modulio pačio ir objekto esančio kameros centre, nes kaip matome irgi iš video, kad kameros centre tas objektas turėtų rastis, kad galėtume suskaičiuoti atstumą. Tai apie patį produktyvumą ir tikslumą, tai padidintas produktyvumas ir tikslumas tas yra L3 kartu su M400 dronu palaiko skrydžio greitį iki 21 metro per sekundę misijos metu, kartografuojant, pavyzdžiui, 120 metrų aukščio galima pasiekti net iki 3 cm vertikaliai ir 4 cm tikslumą horizontaliai. Tai produktyvumas dvigubai didesnis negu su L2, nes, pavyzdžiui, tą pačią misiją gali su L2 nepilnai 1,5 kilometro kvadratinio suskraidyti, L3 gali jau 3 kvadratinius kilometrus suskraidyti. Rekomendacijos, tai pagal nustatytą skrydžio aukštį irgi ir pati sistema valdymo pulte rekomenduoja tinkamą lidar taškų dažnį ir kameros raišką. Tai pati sistema jums, kaip matome irgi iš paveiksliuko geltonai, at current flight altitude is recommended to set radar sampling frequency to 100K. Tai kad jau rekomenduoja pas valdymo pultas, prie kokio aukščio, pavyzdžiui, kokios raiškos nuotraukos turi būti ir panašiai. Tai palengvina labai darbą pradedantiesiems ir padeda išvengti ir vėlavimų, ir klaidų dėl tiesiog netinkamai parinktų parametrų. Apie matavimus, taip čia trumpai, kad matavimai galima atlikti vietoje, matuoti taškus, linijas, plotus, tūrius, tiesiai valdymo pulte galime visą tai apskaičiuoti, tai leidžia ir greitai, ir tiksliai, ir kartografuoti, jeigu labai greitai kažką reikėtų paskaičiuoti, neapdarojant pačių duomenų. Tai operatyviai leidžia apžiūrėti tos rezultatus. Taip, mažesnis lazerio taško dydis, tai dydis iki 16 grįžtamųjų lazerių atspindžių, tai kaip irgi minėjau, siekiant geresnės skvarbos per medžių viršūnės ar tankę aplinką rekomenduojama naudoti 350 kHz impulsų dažnį ir 16 grįžtamųjų signalą vietoj 2000 kHz ir 4 impulsų. Nes daugiau grįžtamųjų impulsų leidžia lidarų sistemai fiksuoti sudėtingas struktūras ir prasiskverbti per kliūtis, o jau mažesnis taško dydis užtikrina tikslesnį point cloud rezultatą. Tai naudojamos sritys būtų ir miškininkystė, ir kultūros paveldas, archeologija, tarkim. Atminties kortelė, čia irgi norėčiau taip paminėti, kad visiškai kitokią atminties kortelę naudoja. Tai L2 turėjo micro SD kortelę, tokia įprasta, kur dažniausiai visur naudojama su
nuoseklaus rašymo greičio mažiau negu iki 50 megabaitų per sekundę ir ten Speed Class 3, aukštesnė klasė buvo ir panašiai. Tai L3 jau turi kartu įeina su komplektu dvi atminties kortelės po 1 terabaitą irgi skaitytuvas tų kortelių įeina kartu į dėžę perkant L3. Tai ten naudoja CFI Express, Type B korteles tokias, kurių, ir rašymo greitis gali jau pasiekti didesnį, tai iki 1500 megabaitų per sekundę. Tai labai leidžia tai labai greitai įrašyti didelės raiškos jau duomenis ir palaikyti tą būtent 100 megapikselio fotografavimo dažnį. Apie garantiją ir draudimą čia irgi, tai visų pirma, kaip ir dronas, taip ir lidaras turi 24 mėnesių garantiją ir 12 mėnesių DJI Care Enterprise Plus. Tai yra 2 keitimai dėl dužimo. Tai čia svarbu būtų paminėti, kad DJI Zenmus L2 turėjo DJI Care Enterprise Base. 400 dronas ir L3 jau turi Enterprise Plus. Tai kai buvo su 350 ir L2, nereikia franšizės mokesčio dabar mokėti papildomų, kad pakeistų sudužus dronui į naują droną arba lidarą. Tai šitas yra daug geriau, bet aišku, irgi jeigu 2 metam arba 3 metam mes norėtume įsigyti DJI Care Enterprise Plus, jisai jau bus brangesnis negu buvo Basic su L2 ir 350 dronų. Kai čia jau pradėjome apie kainas sakyti, tai kiek visgi kainuoja ta įranga, tai matome čia iš paveiksliuko, kiek kas kainuoja, tai DJI Matrice 400, čia 6200 be PVM, tai prie jo, aišku, reikia komplekto, tai baterijų įkroviklį, čia matome kainą, ir 3 baterijos telpa į tą įkroviklį, tai dar 3 baterijas. Na ir aišku, čia galima pasirinkti, kokį sensorių mes norėtume naudoti, ar P1, L3, L2 ir H20N. Tai čia galima bus pasiskaičiuoti, kiek bendra kaina galėtų išeiti būtent pilno įrenginio, kad galėtume naudoti arba lidaro, arba skenavimo ir kartografavimui. Prie nuomos tada irgi, kad, kaip minėjau pačioj pradžioj, kad mes nuomojame savo įrangą, tai DJI Matrice 4E, 400 su L3, tai galime dienai, savaitai, mėnesiui, tai priklauso, aišku, nuo poreikio, kuo ilgesniam laikotarpiu, tu didesnį nuolaidą mes pritaikome. Tai atsižvelgime, aišku, į klientą ir be šitų įrenginių irgi mes turime ir dar 350 su L2 ir P1 kamerą turime ir multispektrinį, terminį droną, tai įrangos tikrai mes turime pagal kliento poreikį. Tai trumpai taip apibendrinant L3 ir L2. Tai L3 turi daugiau grįžimo lazerio taškų. Tikslumas yra labai panašus, tik prie 3,5 cm prie vertikalaus tikslumo yra L3 turi geresnę. Lazerio bangos ilgį turi ilgesnį L3, RGB kamera iki 100 megapikselio arba 25 megapikselių priklausomai kokį mes pasirinksime. Tai irgi geresnė kamera yra. Na ir darbinis greitis irgi optimalus yra tarp 17 metrų per sekundę, o maksimalus 25. Tai irgi didesnis tas greitis. Tai čia iš tos techninės pusės tokie palyginimai būtų tarp L3 ir L2, o paskui Šarūnas irgi jums papasakos, kaip iš tikrųjų yra, ar tikrai taip, kaip parašyta yra, iš tikrųjų taip ir L3 yra visgi ar geresnis, ar panašaus lygio kaip su L2. Tai apie tai paskui irgi paaiškins. Čia irgi paminėsiu, kad skrydžio kokie reikalavimai būtų urbanizuotoje teritorijoje, tai su 400 dronų. Tai jeigu mes norėtume skraidyti ne urbanizuotoje teritorijoje, tiesiog kažkur lauke, miškuose, tai mums užtektų tiesiog turėti A3 kategoriją ir skraidyti iki 25 kg pilnai užtenka. Tai kaip pasitikrinti, pavyzdžiui, Vilniuje, ten Kaune ar kokiam kitam miestelį ar
kaime, ar galime mes ten skraidyti, ar visgi negalime. Tai yra oficialus dabar puslapis utm.ans.lt, pasitikrinam skraidimo zonų reikalavimus irgi būtinai turėtume tada jau turėti irgi tą A3 kategoriją ir STS kvalifikacijos pažymėjimą būtų gerai. Tai reikia laikytis TKA bendrų bepiločio orlaivio taisyklių, irgi drono instrukcija numatytų reikalavimų. O čia, pavyzdžiui, yra irgi pažymėta vieta, taškas Vilniuje. Čia yra netoli Užupio. Tai čia dar senamiestis skaitosi, tai būtent ten turbūt kalėjimas, jeigu neklystu, yra. Tai jeigu mes ten norėtume skraidyti su 400 dronu ir L3, na tai NSTS 03 dalį turėtume turėti, apie tai irgi pasakysiu dar paskui. Tai paspaudę būtent ant tos vietos, ant to kalėjimo, mes matome, kad iššoka iš kairės pusės lentelė 3 zonos. Tai visų pirma, vienoje zonoje reikia gauti leidimą iš kalėjimo, tada antra zona patenka į oro uosto erdvę, tai ten leidžiama pakilti iki 35 metrų nuo žemės paviršiaus. Ir dar viena zona patenka irgi tą pačią oro uostą, kur leidžiama pakilti iki 120 metrų aukštį. Tai viskas, kai tai susijungia, tai svarbu atkreipti dėmesį, kad viena ant kitos tos zonos patenka, tai todėl gavus leidimą iš kalėjimų, mes galime maksimaliai skraidyti 35 metrų aukštį. Jeigu mes norime aukščiau kilti, tai jau turime irgi gauti atitinkamus leidimus iš oro uosto, kad iki 120 metrų aukštį, jeigu mes norėtume skraidyti. Tai apie NSTS trečią dalį, tai skrydis gali būti vykdomas tankiai apgyvendintoje teritorijoje, irgi išlaikant minimalų 40 metrų atstumą nuo pašalinių žmonių, kaip čia nurodyta, nedidesnis kaip 120 metrų atstumas nuo arčiausio žemės paviršiaus taško. Tai aišku, ten priklauso nuo reikalavimų, kaip mes matėme, gali būti ir 35, jeigu arčiau oro uosto. Ir minimalus 10 metrų atstumas nuo pastatų ir visokio automobilių transporto priemonių būtų. Tai apie DJI 400 ir Zenmus L3, čia mes esame irgi sukūrę tokius filmukus, berods apie 10 minučių, galite nuskenuoti čia šiuo metu su telefonu arba rasti mūsų YouTube kanale, tai ir būtinai užsisakykite prenumeratą, paspauskite prenumeruoti, tai galėsite matyti naujausias tendencijas dronų pasaulyje ir mes apie tai irgi pasakojame. Ne tik apie dronus, bet ir apie geodezinę įrangą. Tai čia mes turime vieną apie 400 droną, kitas filmukas apie L3. Taipogi fotogrametrija, P1 webinaras yra, tai irgi galite nuskenuoti arba pasižiūrėti mūsų YouTube kanale. Na ir fotogrametrija, tai yra Matriz 4e, apie Matriz 4e droną webinaras yra, irgi čia galite nuskenuoti. Taip, greitai einant jau, tai priėjome prie programinės įrangos, tai suskraidėm, surinkom tos duomenis, tai visgi vis tiek reikia ir programinės įrangos apdoroti tos duomenis. Tai 4 tokios pagrindinės programinės įrangos būtų, tai pirma, Trimble Business Center, profesionali programinė įranga, labai automatizuota, intuityvi, leidžia apdoroti duomenis iš įvairių šaltinių ir tachometrų, GPS, 3D skenerių, dronų. Tai programoje galima kurti ir point cloudus, ortofoto žemėlapius, 3D modelius, analizuoti ir nuokrypius, atlikti detalės ataskaitas, viskas vienoje aplinkoje. Pix4D yra turbūt mūsų viena populiariausių irgi programinių įrangų, didelių teritorijų duomenim galima irgi naudoti, pasižymi apdorojimo sparta, paprastų interfeisų, tai yra sąsaja, todėl tinkama net ir pradedantiesiems. Tai yra nesunku yra perprasti tą programinę įrangą, suderinama irgi su tokiu įranginiu kaip Vidoka ir TK, leidžia rinkti tikslius duomenis, greitai gauti 3D modelius, point cloud, ortofoto, net ir didelėse projektuose. DJI Terra,
tai DJI produktas būtų, puikiai tinka DJI dronų naudotojams, tai suprantamas dalykas, tai ypač jei turite L2 ar L3 skenerį lidarą. Jis leidžia optimizuoti surinktus duomenys, sukurti 2D, 3D rekonstrukcijas, taipogi pasižiūrėti point cloudą realiu laiku, ir matyti geriausius rezultatus DJI būtent platformoje ir atlikti ten tokius preliminarius analizės darbus. Ir Pixvddy Mapper. Tai Pixvddy Mapper veikia panašiai kaip ir Pixvddy Metikas, tačiau turi šiek tiek ir mažiau funkcionalumo, funkcijų. Ir nėra taip aktyviai jau atnaujinimas. Jei neklystu, jau visiškai nėra atnaujinimo Pixvddy Mapper, tai programa leidžia importuoti vaizdus ir automatiškai kurti irgi 2D, 3D žemėlapius bei point cloudą, generuoti detalias ataskaitas, tinka ir mažesniems projektams, ir greitam rezultato apžiūrėjimo. Tai Pixvddy Mapper dar yra galimybė irgi ir įsigyti, ir jinai bus, ir su ją bus galima dirbti tiek laiko, kiek laiko esate nusipirkę licenciją Pixvddy Mapper, bet jau nėra, kaip minėjau, kokių nors atnaujinimų. Tai pereinama jau yra prie Pixvddy Matic. Tai tokiam trumpam palyginimui, TBC, Trimble Business Center, profesionaliems, geodeziniams projektams, Pixvddy Matic, dideliems projektams ir greita, paprasta yra naudotis DJI Terra. Tai rekonstrukcija L2, L3 duomenėm, greitam point cloudų peržiūrai, tarkim. Pixvddy Mapper tai mažesniems galbūt projektams, automatizuota, bet šiek tiek ribotesnis funkcionalumas negu Pixvddy Matic. Tai apie programinę įrangą, tai taipogi perduosiu žodį dabar Šarūnui, jisai papasakos apie tai, kaip jis apdorojo duomenis, kokie tai duomenis buvo, tai irgi apie misijas, kur ir skraidėme ir ką mes darėm. Taip, tai Kostas su Valdemaru kartografavo kelias vietovės, kad pasiruošti webinarui, parodyti jums pavyzdžius. Kadangi vasario mėnesį rinkom duomenis, tai sniego buvo sočiai, apsnigę ir medžiai, tai aišku irgi įtakojo rezultatus, bet manau galėsim vis tiek peržvelgti ir palyginti. Tai turim tokias misijas. Bradeliškės, Vilniaus rajone prie Neries, kartografuota teritorija, čia parašiau 71-100 hektarų, nes tą patį poligoną įsikėlus į matrys 350 ir 400 susikartografuoja kitokią teritoriją. Tai ką pastebėjom, kad su 400 dronų ir L3 susikartografuoja grinai, ką apibrėžime į viršų, grinai kokį poligoną ir turim, o su 350 dar aplinkui duomenų yra tam tikras kiekis. Ir galime iškart pažiūrėti į kartografavimo laiką, ta pati teritorija su 350 dronų ir L2 25 minutės kartografuota, jau su L3 misija trunka trumpiau ta pati, tik 16 minučių, su P1 kamera. Jeigu norime fotogrametriškai tik tai apdoroti rezultatus, tai tokią teritoriją sukartografuoti reikia 80 minučių, o su MA3 4 46 minutės. Tai palyginimui L3 16 minučių, MA3 4 46 minutės, tai reiškia vien pusę valandos laiko kartografavimo skirtumas, jeigu mes norime naudoti dvi tas skirtingas technologijas. Apie duomenų apdorojimo į trukmę vėliau pakalbėsim. Tada kita teritorija bus Verkiai, čia kartografuota 100 metrų aukštyje su 400 dronų ir su L2 ir L3 dronų. Tai vėlgi su L3 užtenka skristi trumpiau, o apdorojimas vyksta panašiai. Tai tada ir dar mes turėjom trečią teritoriją Kaune, kur minimaliai čia Lampėdžiuose kolegos praskrido mažą gabaliuką, bet čia buvo noras palyginti L2, L3, bet ir L3 praskristas yra su linear ir su star-shaped režimais. Tai galėsim pažiūrėti, kuo tie du režimai skiriasi taškų masyve, kaip tai atsispindi. Ir tada mes naujai ruošiamės dar dviem webinaram, iš karto paminėsim čia, bet kas esate užsiprenumeravę mūsų naujienlaiškį, gausit laišką, bet už
savaitę su trupučiu darome webinarą apie SLAM skenerius. Įdomumo dėlį aš kart paminėsiu, kad netgi Verkių parke vakar Jokūbas pravaikščiojo su SLAM skeneriu, surinko duomenis, tai netgi bus galima palyginti, ar galima, mišką, kaip Verkių parkas kartografuoti su SLAM skeneriu. Pažiūrėsime, ar iš viso pavyko gauti rezultatą, o jeigu taip, tai palyginsime būtent su dronų skanuota medžiaga. Ir dar vienas webinaras apie tokį mažą Xgrid firmos PortalCam skeneriuką, kuris skirtas virtualių turų sudarimui. Nebrangus, mažas, bet labai paprastai 3D turai pasidaro, kurios galite pasidalinti su kolegomis, netgi juose galima ir atlikti tam tikrus matavimus. Tai čia du webinarai, kurie dar numatyti kovo mėnesį. Tai tada turbūt būtų tiek, aš tada dalinsiuosi ekraną ir pereisim prie pavyzdžio. Tai manau, ekraną matote. Pasileidome DJI Terra ir čia būtent pirmas pavyzdys Bardeliškės, kuriuose buvo kartografuota. Tai čia yra surinkta su L2 dronu dabar pavyzdys, DJI Terrai matome. Ir sugeneruotas 3D mešas. Įdomu dėlį sugeneravome, šiaip dažniausiai to 3D mešo nereikia, bet vizualiai parodysim, kaip atrodo. Ir aišku, taškų masyvas. Pradžioje tokia vizuali greita peržiūra, paskui kitose programinėse įrangose mes detaliau paanalizuosim. Iškart galima paminėti, kad su L2 dronu skrendant ir su L3 tikrai daug taškų susirenka iš žemės paviršiaus. Matom, čia pauzę paspaudžiau pasižiūrėti begalę taškų žemės paviršiaus. Netgi ar tai miškinga teritorija, L2 dronas pilnai darbą padaro. Šioje vietoje matome per vidurio ekraną, gal biškį dešiniau, elektros stulpus. Tai patys stulpai su L2 lidaru nusiskanavę, bet jau elektros laidų nesimato. Taip pat verta paminėti, kad kartografuojant su L2 kamera žiūri į apačią, nadir, kaip dabar matome, o su L3 lidaru kameros yra dvi ir jos bus paverstos. Bei apdorojant visus duomenis, neįjungiame smoothing varnelės, nežinau, kas naudojate L2 ir turite šitą droną, galbūt tą varnelę ir uždėtate, bet čia programinė įranga jau pati išvidurkina taškų masyvą. Tai, kad palyginti, kaip sakant, obuolius su obuoliais, tai tą varnelę aš nuėmiau ir L2 ir L3 lidarui. Taip pat filtravome žemės paviršių DJI Terros programinėje įrangoje. Ir vienas technologinis skirtumas tarp L2 ir L3, kad su L2 surinktiems duomenims DJI Terroje Gaussian splattingo sugeneruoti neleidžia. Kas tas Gaussian splattingas, dar trumpai paminėsiu. Ir čia kaip atrodo pats taškų masyvas L2 lazerių surinkta. Tai pradžiai vizualiai pasižiūrim, atsidarom L3 surinktus duomenis. Ir čia turime 3D mešą, tai tokį klasikinis mešas, nežinau, ar kas naudojate jį, tam tikriems vizualizacijos ir pasimatavimo uždaviniams jisai būtų tinkamas. Paprastai pasakant, 3D mešas tai toks kaip tinklelis, galbūt paklodė užmesta ant geometrijos, bet čia matom, kad kadangi čia pagrindinis kartografavimo tikslas nebuvo nuotraukos fotogrametrija, o dronas realiai surenka mažą kiekį nuotraukų, kad nuspalvinti taškų masyvą ir padaryti ortofoto, tai geometrija nėra labai tiksli ir tas mešas netrodo labai įspūdingai. Ir kaip ir minėjau, dvi kameros žiūri kampu. Produktyvumą tas priduoda, nes vienu metu surenka dvi nuotraukas dronas ir kaip atrodo Gaussian splatting, sakykime, 3D modelis. Tai matom iš karto kokybė vizualiai žymiai yra gražesnė. Nes Gaussian splatting tai yra tokie kaip ir taškų, tokie pliūpsniai, toks mini taškų masyvėlis, kuris vizualiai gražiai atsivaizduoja. Tai jisai susigeneruoja žymiai greičiau ir sveria žymiai mažiau. Tai čia tokia naujas technologinis trendas. Būtent vietoj mešų daug kur pradedamas naudoti Gaussian splatting. Taip, vizualiai žiūrint į patį taškų masyvą L2, L3, jeigu mes čia pjūvių kol kas nepasidarom, tai
labai panašiai atrodo, kažkokio tokio didelio skirtumo ir nesimato. Taip, dabar matome L3 duomenis. Kalbant apie atspindžių kiekį, tai čia dabar apverčiau taškų masyvą iš apačios. Kaip matote, raudonos, violetinės, oranžinės spalvos nėra daug. Tai faktas, kad tų atspindžių tiek daug ir nereikia, jeigu mūsų pagrindinis tikslas yra nusiskanuoti Žemės paviršių. Kaip pradžioje prieš tai rodžiau L2 duomenis, taip ir L3 duomenis, jeigu mūsų pagrindinė užduotis yra reljefas, tai pilnai abudu skeneriai gali užduoti padaryti kokybiškai. Kai kalba jau vyksta apie nuskanavimą mažesnių, planesnių objektų, kaip čia elektros įtampos laidai, tai L2 matėte, kad jų visiškai nesimatė, o su L3 jau šios laidus mes galime žiūrėti. Teisybės dėlei reikėtų iš karto paminėti, kad kartografuota čia buvo linear metodu, kuris pagal Valdemaro prezentaciją kaip ir neturėtų būti naudojamas tokiems objektams, nerekomenduotinas, jau geriau star shaped arba non-repetitive naudoti, bet, nežinau, kodėl kolegos, bet surinko būtent tuo būdu, tai elektros laidai galbūt kitų metodų nuskanavusi būtų ir geriau matėsi, ar lėčiau, ar žemiau skrendant. Tada dabar ekraną padalinau į dvi dalis, skanavimo laiką su L2 lauke 25 minutės, čia ataskaitoje kažkokie brūkšniukai, mini bugas reporte, bet realiai užtruko 16 minučių pasižymėjęs, tai su L3 25 prieš 16 minučių, labai didelio galbūt skirtumo ir nėra tai teritorijai. Toliau smoothing išjungtas, kad nebūtų optimizuojamas taškų masyvas programiškai, kad mes matytumėm kaip ir natūralius duomenis. Apdorojimo laikas 3 valandos prieš 6 valandas, bet pagrinde užtrunka 3D mešo generavimas ilgiausiai. Tai jeigu klasikiniai geodezijai jums ir nereikia mešo, tai va, čia išsimestų 2 valandos, o čia netgi Gaussian splattingas generavosi 4 su viršum valandas. Tai atmetus 3D mesh ir Gaussian splatting generavimus, tai realiai duomenų apdorojimas tokios teritorijos užtrunka pusę valandų su trupučiu. Taip. Ką mes dar ataskaitas abidvi galim susigeneravę palyginti ir matyti. Taip, tai Gaussian splattingo, kaip ir minėjau, su L2 nesusigeneruosit, būtinai reikalingas L3 lidaras. Tuomet čia buvo panaudoti 3 kontūrženkliai ir matom altitudės vidutinį tikslumą, čia apie 2 su trupučiu centimetro L2 drone ir L3 dronų gavosi irgi labai panašus rezultatai, čia porą centimetrų, 3 centimetrai. Reikėtų iš karto paminėti, kam aktualu, kad su L2 ir L3 dronais, naudojant kontūrženklius, mes galim pasikoreguoti tik tai altitudę. X o Y mes nepasikoreguosim, reikalingas RTK ryšys arba post-procesingas. Taškų kiekis su vienu ir su kitu dronu labai panašus. Matom, kad netgi su L3 taškų ant žemės paviršiaus yra mažiau, 156 taškai kvadratinį metrą, kaip su L2 200 su viršum taškų. Ortofoto rezoliucija čia esminis skirtumas, kadangi 100 megapikselių kamera, tai mes turime 4 cm su trupučiu GSD prieš 1,5 cm GSD. Tai jeigu norime detalesnį ortofoto susigeneruoti iš tokio pačio skrydžio aukščio, tai šie 2 sensoriai tikrai turi žymų skirtumą. Ir tą pačią teritoriją, kaip ir minėjau, kartografavime su Matrix 4e, tam pačiam aukštį, rezoliucija GSD jau 5 cm, apdorota čia su Matrix, su Pix4D programinė įranga, tai mes ją galim importuoti 20 G geoido modelį ir jį panaudoti. Kam aktualu ir kas naudojate šitą programinę įrangą, tai prieš kelias dienas įkėlėm ir mokomąją medžiagą į mūsų YouTube kanalą, galite pasižiūrėti. Tai kad ir buvo skrista virš miško fotogrametiškai, bet mes apdorojame visos nuotraukas, susijungėme, susikalibravimo problemų nebuvo. Ir čia panaudojame 3 kontūrženklius, tuos pačius kontūrženklius, bet juos neįtraukiau į išlyginimą, tik tai kaip checkpointus padarau.
Tai ataskaitoje mes dabar matome, kokį rezultatą gautumėm tuose 3 taškuose, jeigu skristume visiškai nenaudodami kontrolinių taškų, tik tai RTK režimu. Tai matome, kad tikslumas taškų šiek tiek prasukau, galiu trumpai grįžti, kad tikslumas taškų yra 2 cm, bet čia Y1 taško iki 14 netgi centimetrų, altitudė 10 cm, kitų taškų tikslumai geresni, tai vis dėlto, jeigu norim centimetrinį tikslumą pasiekti tokio miškingoj teritorijai, kontūržinkliai tikrai būtų rekomenduotini. Čia žali taškučiai, kur tie kontroliniai taškai buvo pamatuoti. Pats apdorojimas, aišku, žymiai skiriasi, kur fotogrametra, kur lidaras, tai iškart matome čia visus apdorojimo etapus. Bendras apdorojimas truko, tai čia be mešo generavimo apie 2 valandas, plus buvo pasirinktas toks retesnis image scale 1/4 retesnis taškų masyvo generavimas. Ir Pixfood Cloud įsimportavom ortofoto iš L2, iš L3, tokie vizualiniai palyginimai. Tai kaip ir minėjau, viena ortofoto yra su 100 megapikselių kamera, kita su 20, tai skirtumas matosi. Matosi tuo pačiu skirtumas ir gerąja, ir blogąja prasme, aš tuoj padarysiu galbūt pauzę video. Jeigu norime matyti smulkias detalės, tai iš karto galime matyti, kad su L2 kamera sugeneruotas ortofotomis jau tų smulkių detalių, kaip čia pėdos sniege, jau nebesimato. Iš aukščiau žiūrint, taip pat galima paminėti, dabar dešinėje pusėje matosi stogo šlaitas, tai atrodo kaip lyg ir nutirpę būtų, bet čia nėra idealiai sugeneruota ortofoto, kažkokių geometrijos klaidų yra iš L3 lidaro, ką pastebėjom. Ir netgi kairėje pusėje dabar matote, irgi stogo šlaitas skiriasi. Tai kur yra didesni aukščio perkirtimai, pastebėjome, kad su L3 ortofoto, kur yra lūžio aukščio taškai, nėra labai tiksliai sugeneruojama. Nors ir rezoliuciją turime geresnį. Dabar įsijunkime Matrix 4a, mažiuko drono ortofoto sugeneruotą, irgi palygikim su L3 sugeneruotą ortofoto. Tai nežinau, ar čia kokybiškai jums ekrane matosi, bet su Matrix 4a, su mažų dronų sugeneruota ortofoto geometrija, pavyzdžiui, stogo kontūrai žymiai tvarkingiau atrodo, mažiau visokių lūžio taškų. Ir geometrija tikrai yra tikslesnė. Bet be abejo, rezoliucija yra nebe 2 cm ir palyginus su 5 cm. Tai dabar akivaizdžiai matosi, kur kairiai pusė ir dešiniai pusė, kaip skiriasi namo stogo kontūras. O čia ekrane dabar yra QR kodas, jeigu norėtumėt patys pasižiūrėti šios duomenis, matytumėt 3 kartografuotus ortofoto, galite paspausti lyginti ekrane ir pasidaryti patys tokį vaizdą ir pasizoominti ir pasižiūrėti. Kad detaliau paanalizuoti taškų masyvą, įsimportuojam į Trimble Business Center duomenis. Čia dabar importuotas yra L3 point cloudas su dronu Matrix 4a. Tai realiai mes čia lyginam dabar fotogrametriją su lidaru. Gal nėra visiškai toks sąžiningas palyginimas miškingoje vietovėje, bet įdomumo dėlei, paimam namuką ir galime matyti, koks yra taškų masyvo tolygumas, palyginus, koks yra taškų išsibarstymas. Tai matome, raudoni taškai yra iš matriso ir jie žymiai daugiau yra išsibarstę ir nuo tokio tolygumo nėra. Vėlgi, čia nebuvo tikslas kartografuoti mums labai detaliai tą namuką. Jeigu norėtumėm konkretų objektą kartografuoti, mes darytumėm detalesnę misiją, bet dideliai teritorijai kartografuojant rezultatą tokį gaunam. Ir miške, ką matom, kad jeigu išsifiltruojam, įsijungiam dabar matriso duomenis, tai netgi ir tankiame miške iš fotogrametrijos irgi turime žemės paviršiaus taškų, bet, aišku, tie paviršiaus taškai tokie išsibarstę yra. Bet preliminariai paviršių galėtume pasimatuoti, bet nepalyginami turbūt, ką matote fotogrametriją ir ką matote lidaro duomenis. Šiuo atveju L3 duomenis. Taip. Perinant prie elektros laidų, vėlgi
ką lidaras užfiksuoja elektros laidus ir iš fotogrametrijos gaunam iš 120 metrų standartiniu būdu kartografuojam. Vėl. Norim smulkesnių detalių, vienareikšmiškai lidaras. Arba su fotogrametrija skristi žemiau, kartografuoti didesnių persidengimų minovietas. Ir skristi daug reikėtų ir duomenų apdorojimas ilgai užtrunka. Čia žemės paviršius, tikėtina, kad čia sniegas, tai galite pažiūrėti, kaip skiriasi fotogrametrija ir lidaras. Va dabar paviršius su lidaru L3 kaip stiklas, lygus, tolygus, įsijungiam į fotogrametriją, raudoną spalvą, matom, kad čia tokie ale mišrainė matosi. Taip, grįžtam į DJI Terra ir į Verkius. Tai manau, Vilniečiai šitą vietą tikrai žino, čia Verkių kelias, dešiniai pusėje Neris matosi. Įdomesnė vietovė tuo, kad reljefas čia labai nevienodas, aukštos įtampos laidai, namų yra. Tai kartografavome ir su L2, dabar matote trajektoriją ir čia matote, kad tam tikroje vietoje skylėje nėra nuotraukų. Netgi įdomu buvo, kur jos dingo. Tai šitos nuotraukos kaip ir yra sufotografuotos, bet kadangi čia žemai buvo skrista ir persidingimas nuotraukų yra nepakankamas, tekstūrų trūksta, kad surišti tarpusavę nuotraukas, tai ortofoto toje vietoje ir nesusigeneravo. Jo, Gaussian splatting taip pat čia nesusigeneruosim. Įsijungiam L3 lidaro sugeneruotus duomenis. Vizualiai atrodo panašiai, bet mes point cloudą dar palyginsim truputėlį vėliau. Jeigu mums aktualu žemės paviršius, tai aš sakyčiau, abu lidarai vienodai kokybiškai tą darbą atlieka. Atspindžių vėlgi tiek daug turbūt, kiek yra sugeneruojama, jų ir neprireikia žemės paviršiaus generavimui. Aišku, yra detaliau užfiksuojamas pati augmenijos kontūrai, medžiai, šakos, tą parodysiu ir vėliau. Ir nuotraukos kartografuojamas irgi vienu metu kampu surinkamos nuotraukos, kadangi jos geometriškai taip pačiame lidare užfiksuotos. Ir aišku, vėl čia taip pat trūko nuotraukų, kur skrydis drono prie medžių buvo pakankamai žemas. Vėlgi tos nuotraukos buvo nesurištos. Tai jeigu būtų vis dėlto aktualu surinkti čia duomenis ortofoto, tai rekomendacija būtų didinti nuotraukų persidengimą arba šiek tiek aukščiau skristi. Taip, ataskaita. L2 17 minučių tą patį teritoriją, su L3 vos ne dvigubai trumpiau 8 minutės kartografuoti. Apdorojimas labai panašus, L3 šiek tiek ilgiau. Bet labai, labai panašu. Prie to pačio paminėsiu, kad geoido modelio LID20G importuoti į DJI Terra nėra galima, todėl kontūrženkliai reikalingi. Kartografavimo greitis, kaip matot, 5 metrai su trupučiu prieš 7 metrus su trupučiu, L3 greičiau skraido. Tas spindulys ant žemės paviršiaus, kuris projektuojamas, yra žymiai mažesnis L3, tą Valdemaras jau pasakojo, ir skanavimo greitis irgi skiriasi gerokai. Bet vėlgi priklauso nuo uždavinio, ne visada galbūt mums reikia tokio tankaus ir detalaus taškų masyvų. Ir surinktų duomenų kiekis į kvadratinį metrą labai panašus, čia 460 bendras point cloud density ir paviršius, kas ant žemės taškų susiprojektavo 300 prieš 221. Ortofoto, čia verta paminėti, kad kadangi buvo skrista žemai ir greitis buvo pakankamai didelis, tai matyt kamera automatiškai persijungia ne į 100 megapikselių režimą, o į 25, ir čia ortofoto jau turim 2 cm rezoliucijas prieš L2 3 cm. Tai vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu norim gauti maksimalios rezoliucijos ortofoto į nustatymus drone prieš kartografuojant, nes mes, pavyzdžiui, tą pamatėm irgi tik tai vėliau jau apdorojant duomenis. Dabar parodysiu pavyzdį, kaip apdorojami L2 duomenys ir kokie niuansai gali būti. Nes kolegos minėjo, kad dingo RTK ryšys skrydžio metu, tai apdorojimas vyktų taip. Mes pasirinkam katalogą, įsimportuojam ir matome raudoną trajektorijos vietą,
kur buvo RTK ryšys dingęs. Ir jeigu paspaustumėm standartiškai apdoroti duomenis, išskaičiuoti, išlyginti trajektoriją, tai mes po kelių sekundžių apdorojimo matytumėm klaidą. Not all dataset have been covered. Ir jeigu užsaugotumėm, tai trajektorija būtų šitaip išdarkyta. Ir jeigu susigeneruotumėm taškų masyvą, kad ir klaidos nebūtų, gautumėm kažkokią nesąmonę. Tai ką galima padaryti, jeigu RTK ryšys buvo dingęs, o kontūrženklių negalim panaudoti realiai, nes technologiškai taip nepadaryta, tai galime naudoti arba savo bazinę stotį, arba iš litposo parsisiųsti duomenis. Tai čia šiuo atveju susikuriam virtualią stotį, tą smeigtuką nusistumėm kažkur tais į mūsų poligoną šalia, nėra būtinybė čia kažkur tiksliai pažymėti, ir pasirinkame vietą, kada kartografavome, reikia biškai valandą prieš užmesti, uždam kas 1 sekundę, kad generuoti duomenis ir generuojamas. Taip pat tik reikėtų paminėti pasirinkti Rainex formatą, reikėtų ne seną, o 304, kad būtų ir Galilėjo duomenis, nes kitaip bus GPS glonas, jeigu paliksim tą seną formatą. Tada importuojam šitą failiuką Rainexinį. Jį reikia tik tai perverdinti iš zipo, paimti ir perverdinti į OBS. Čia pati programinė įranga tik tai tą failą skaito. Ir tada spaudžiam importavę Start Calculation. Ir tada programinė įranga daro post-processingą pagal dronų duomenis skirtus surinktus ir iš litposo nukrautus duomenis. Tai tas užtrunka pakankamai nedaug ir trajektorija rašo, kad viskas ok, išskaičiuota, išlyginta. Taip, o kai generuojame, galime mes pasirinkti taškų masyvo tankumą, galime klasifikuoti žemės paviršių, neklasifikuoti, kažkokio kito klasifikavimo nėra, tik žemės paviršius. Gaussian splittingo mes šiuo atveju negeneruojame. Ir rezultate susigeneravome irgi ortofoto, tai matome, kur nuotraukos nesusirišo skylė paprasčiausiai ortofoto. Tai palyginkime vietą virš namų. Čia vėlgi mes turime L2 ir L3. Jau čia rezoliucija panaši gausi, geometrija kai kuriuose vietose viskas ok, bet į poligono kraštą, čia matome viršui L3 lidaro su stogo geometrija kažkas jau nebetvarkoj, pripiešta kažkokių tais artefaktų. Tai vis dėlto susigeneravus ortofoto reikėtų taip jau stačiai nepasitikėti tą, ką mes susigeneravom. Pats taškų masyvas irgi į Pix4D cloudą lyginasi, bet manau, čia bus mums sunkiau vizualiai jį palyginti, todėl mes tos duomenys įsiimportuosime į Trimble Business Center ir pasidarysime pjūvius. Taip, Trimble Business Center, čia turime L2 ir L3, kokią spalvą matote. Reikia paminėti, kad čia, kaip ir minėjau, kontūrženkliai nenaudoti čia buvo, vien tik tai RTK skrydis, ir pasidarome čia bažnyčios pjūvį, Trinapolio, berods taip vadinasi šitą bažnyčią, kurie prie Patupės yra. Tai vizualiai pradžiai palyginam abudu lidarus, tai jau manau matote, kad žalia spalva labai plonas point cloudas, o L2 buterbrodas jau storesnis, tai jeigu kas atsimenat L1, tai būtų dar L2 kart 2, turbūt storumas point cloudo, tai technologija labai sparčiai vystosi. L2 taškų masyvę pabandykime pasimatuoti jo pasišiaušimą, tiek, kad čia tokį pjūvį pasirinkau didesnį, bet čia altitudė matome, kad to pasišiaušimas point cloudo yra apie 9 cm. Nors pagal specifikaciją kaip ir turėtų būti geresni skaičiai, bet yra kaip yra. O L3 jau čia apie 4 su trupučiu centimetrų. Tik tai tiek, kad čia tas pjūvis toks pasirinktas truputėlį storesnis buvo, bet pasidarysime mes ir detalesnį pjūvį. Dar kartelį pasitikrinti. Dabar pasimatuojam skirtumą tarp abiejų point cloudų. Tai kadangi, kaip ir minėjau, kontūrženkliai buvo nenaudoti, dronas tas pats, bet vis dėlto vis tiek yra apie 15 cm skirtumas. Tai, pavyzdžiui, jeigu nenaudojame jokių kontūrženklių, pasitikėti altitudę nelabai turbūt išeitų, nes
tuo pačiu metu tik tai kolegos pakeitė sensorius, L2 pakeitė į L3, praskrido ir aukštis vat ant tiek skiriasi. Būtent kontūrženklius susidėję, aukštis būtų susitvarkęs. Taip kaip Bardeliškio pavyzdį. Ten niuansų nebuvo. Ir čia altitudę matom jau L3 lidaro apie 2 cm. Pasišiaušimas pačio taškų masyvo. Ką mes dar galim palyginti? Paimkime aukštos įtampos elektros laidus. Panaudojam limit boxą, apsikerpam. Jį patogu naudoti reikėtų, jeigu reikėtų apsikirpti taškų masyvą, nes jeigu dabar darytumėm kažkokį tai išsikirpimą, tai mes dirbtume tik tai su tais duomenim. Tai matom, kad su L2 irgi turim taškų ant laidų, bet su L3, čia tik tai poligono kraštas buvo, dėl to va šitoj kairiai pusėje trūksta L3 duomenų. Bet kur arčiau stulpo, matom, kad duomenų tolygumas tikrai yra geresnis, čia yra L2, galite pažiūrėti pasišiaušimo duomenų ir ant kiek smulkiau, detaliau matosi su L3, ir kai kurie mažesni laidai ir konstrukcijos jau kokybiškiau matosi. Tai lazerio spindulio dydis duoda tikrai įtaką. Paimkime tada kažkokią random vietą miške, išsikirpkime irgi gabaliuką, pasižiūrėti, kaip duomenys atrodo. Bet čia vėlgi kartografuota buvo linear metodu ir vienas ir kitas. Turbūt star shaped arba non-repetitive būtų gal ir geresnį rezultatą davę, bet manau, čia vis tiek lyginam tą patį matavimo režimą su tuo pačiu. Tai čia matom L2, grubiai galite pažiūrėti į apačią ekrano, kur yra medžio kamienai. Tikiuosi gerai matosi jums ekrane. Dar šiek tiek susimažinsim. Dabar matote medžio kamienų su L3. Kaip atrodo, jau čia pasimatuoti tikrai būtų galima nusipjovus altitudę šiek tiek, o čia yra L2. Skirtumas žymus. Čia jau kamienų praktiškai nepamatuotume. Ir kaip minėjau, vakar kolega Jokūbas pavaikščiojo su SLAM skeneriu po tą pačią vietovę. Tai bus įdomu palyginti, kas gavosi. Tai kitam webinare papasakosim. Ir ką? Trimble Business Center leidžia klasifikuoti duomenis į įvairias klases. Ir matome, kad elektros laidai irgi labai gražiai išsiklasifikuoja. Jos galėtume dabar vektorizuoti ir rankiniu būdu, ir netgi yra Trimble Business Center automatinis režimas. O čia geras pavyzdys, matote, namų sienų nėra, dėl to, kad būtent linear režimas, kai skeneris skanuoja, jisai vaikšto į šonus, į priekį atgal jisai minimaliai skanuoja, todėl pastatų sienų ir nėra. Būtumėm pasirinkę kitą režimą, non-repetitive, būtų kažkiek taškų ir ant fasado, ant sienų. Ir žemės paviršius paprastai išsifiltruoja, netgi galime iš didžiai teros paviršių išsigeneruoti, čia Trimble Business Center jisai skaičiuotas ir jeigu reikia mums susigeneruoti žemės paviršių LandXML formatu, tai tą su Trimble Business Center labai nesudėtinga padaryti ir jeigu reiktų įsieksportuoti kitas programinės įrangas, kaip AutoCAD, Civil ar kitas. Ir pabaigai trumpai dar apie trečią poligoną, tai būtų lampėdžiai. Čia kolegos atliko labai minimalų skrydį, tik tai kelias minutės jisai truko. Tai čia turim dabar linear būdas su L3. Ir ką mes čia matome, gal čia daugiau tik tai keletas pastebėjimų bus, namai, tai kaip ir name objektą sienų praktiškai nėra, tik tai stogas. Ir čia irgi tik tai stogo konstrukcijos tesimato. Ir čia už tos apšvietimo stulpai yra ir tai matome tik tai stulpų šviestuvai matosi, bet pačių kotų nėra. Tai jeigu dabar pasirinkam Star Shaped L3 skanavimo režimą, irgi matome, kad čia jau ant sienų duomenų jau kažkiek turime, jau galėtume pasimatuoti fasadus. Ir apšvietimo stulpų, patys stulpai, jau matome, kad jie čia yra. Vienas stulpas gal nelabai kokybiškai matosi, bet visi kiti jau yra ir galėtume pasimatuoti. Ir dar įsijungiame L2 lidaro praskristus duomenis. Čia irgi linear metodas buvo šiek tiek
šiek tiek daugiau duomenų čia yra ant sienų, bet jau iš karto vizualiai matosi, kad tas taškų masyvas yra toks storesnis, netoks tolygus, daug daugiau pasišiaušęs. Tai vėlgi, pasimatuoti turbūt tam tikrus objektus išeitų, bet jeigu mes orientuojamės į smulkesnius objektus, tai rekomenduotinas būtų L3 lidaras. Na, tai būtų tiek, jau matau, kad šiek tiek užgaišome daugiau negu planavome. Ar mes turime klausimų, galime dar klausimus peržvelgti. Jeigu kažkas turite klausimų, galite dar užduoti. Jo, turbūt klausimų nėra. Ar dar gal Valdemaras, su Kostu kažką norit papildyti ar pakomentuoti? Jeigu ne, tai tada būtų tiek. Ačiū visiems, kurie prisijungėt. Įrašą patalpinsim YouTube kanale. Ir iki kitų renginių. Ačiū, viso gero.